Kaip imti signalus iš nemokamos treidinimo grupės. Gavau tokią žinutę iš vieno nario apie mūsų edukatoriaus atsiųstą trade idėją, tai close worst entries and keep best running. Ką tai reiškia? Kaip matome, atsiunčia trade idėją ir čia yra būtent zona, kur galima parduoti šiuo atveju arba nupirkti auksą ir būtent toje zonoje, jeigu atidarai daugiau negu vieną užsakymą, tuomet tu turi keletą pozicijų. Vienas gali būti aukščiau, kitos žemiau. Kaip pavyzdys, jeigu mes parduodame, tada mums reikalinga pozicija yra kuo aukštesnė, vadinasi, kuo geresnė kaina mes parduodame, tuo daugiau pelno galime tikėtis ir tuo mažesnė rizika. Jeigu mes perkame, tuo geresnė pozicija yra kuo žemiau, tuomet rizika mažesnė ir galimas pelnas yra aukštesnis. Random pavyzdys, bet noriu pasidalinti. Tai kaip pavyzdys, geltona ir oranžinė linijos, jeigu mes čia būtent padarėme sell, spėkit, kuri būtų geresnis entry. Taip, geresnis entry būtų oranžinis, nes tai yra aukščiau ir mes turime, jeigu mūsų stop loss yra virš VIX, mūsų pelnas yra didesnis ir mes uždarome geltoną poziciją ir leidžiame tai kitai pozicijai kristi dar žemiau, kaip ir matome čia atsitiko. Įsivaizduokim, kad šita žalia linija buvo mūsų take profit. Spausk follow, nes bus daugiau tipsų, kaip naudotis mūsų trade idėjomis iš nemokamo trade idėjų kanalo. Jei nori jungtis, rašykite mano Instagramą raminta.gri žodelį pro.